Tu, blet, rašyk normaliai. Ką čia šneki, aš nieko nerašau. Tau, blet, vaidenasi nuo to čiulpimo. Gal dar skryną atsiųst? Tu, blet, juodmargė pisai, tu to nejauti nahui. Ne, blet, kažkaip nejaučiu po tavo juodmargės. Blet, mano kaime gerų juodmargių yra. Tau prasinešta Kaimas huiena esi. yra. Nučiulptum juodmargiai spenį, nahui. Tokį močiną. Tu, blet, Pokemonas, nahui. Eik tu. O tu kaimas esi. Tu, blet, nusivalyk nuo savo šiknos klevo lapą, nes, blet, atrodai kaip pradinukas važiuodamas iš kelių eismo taisyklių pamokos. Tu kaip mano draugas. O tu dar ir Aš žinau, tokių turi. aš žinau, dėl ko tavo draugas žvengia dažnai ir visa kita. Jis nieko nežengia, lopas. Tavo draugas lopas. Sakau tau, lopė tu. Tu, blet, sušluotą sausnukį prasivaly, gerai? O šluotą duotum? Man labai jos reikia. Duočiau ir dar kaip iš kojos, kaip pišiu galvą, tai kurva, račkom Kojas skristo turi? nuo Everesto, dachai. Ir dar klausimas, ar tu dar kojas turi, invalidas. Iš kur tu žinai, kad ar aš juos turiu ar ne? Nu taip foto viską parodo. O aš tau siunčiau nors foto? Taigi tu visiems siunti foto. Tai reiškia, tu debilas. Reiškia, kad tu gėjus. Pričiom dabar čia gėjus ir dabar fotkės. Siunti fotkės, tada tu gėjus. Na jeigu tu piderastas, tai gali prisipažinti, stipriai nežvengsiu. Aš stipriai ir nežvengiu, svarbiausia. Kai tu man siunti foto, taigi tu visiems vyram tik tai ir siunti foto savo. Tu nori parodyti, koks tu esi gėjus. Ne, jis nori parodyti, koks jis yra gražus. O karočią visi pidarai ir priema, kurie nori padročinti. Tai, o tu priėmei tada mano fotkę ar ne? Turbūt priėmei, kad matęs, kad aš dėkoju. Eik tu, dachai. Šelmis, blėt. Taškaisi ten į mano fotkę žiūrėdamas, ane? Supranti, kad dabar man biški Lauk, dabar gėda. žiūriu į tokius debilus kaip tu. Tai vėl dročini, nahui. Supranti, kad man biški gėda, kaip tu dročini. Jeigu jau kalbi, tai nors Tu nedročik, nahui. nedročik, tai todėl ir nedročik. Ne, ne. Blet, Tu čia kalbi ar bezdi? Blet, eimi man jisai kaip lenka šneka. Čistai. Gal tu Luko problem draugas, ar koks ten perfekt? Eik tu, Lukas problem yra tas pat kaip ir jūs. Ką čia norėjai tom pasakyti? Kad čiulpiai arklį Kad jūs pimpalą? esat gėjai. O tavo tėvai žino, kad tu čiulpiai arklį pimpalą? Vapšė nečilpiau. Ai, tai Visi taip ir tavam meluoja. sakai, ne? O koks jausmas debilų gimusiam būt? O tu turbūt per klaidą gimei? Ar ne? Ar tiesiog bibinų čiulpiai? Tiksliau, du pederastai čiulpėsi. Ir tu išlindai. Su šūdu. Bijau su gėjum kalbėt. Su dideliu ir rudu. Tavo mikrofoną. Tai dar daužysi galvą į stalą. O savo patrakytum? Gal smegenis atistatytum? Jis tau ką į debilą panašus, kad trankytų. Nu suprantu, tu. Tu esi tu. Debilą dar galima suprasti. Nu bet jis normalus. Tu gal neprašyk jo. Davai, trenk galvą į stalą dar. Kalbėt su vaikais, davai jau. Kiti filmavai? Ką? Jo, aišku. O, tai- Reikia YouTube įdėti.